Kolegos, prašau registruotis klausimams. Užsiregistravęs tarybos narys Šarūnas Birutis, prašom. Ačiū, merė. Mano klausimas skirtingai negu jūs ir interpretuojate, niekaip nesusijęs su jokiais rinkimais. Mes esame išrinkti ir mes dirbam savo darbą čia, savivaldybės taryboje. Klausimas pranešėjai. Sakykit, kaip jūs manote, ar įstatymai yra aukščiau už reglamentą? Ir kitas dalykas, kadangi jums reikės gintis, matyt, po to ir atstovauti merą, reiškia, arba advokatus brangius samdysit, tai ar mes šiandien nepažeidėm reglamento, reiškia, nedodami mažumos valandos vesti? Ačiū už klausimus. Vienas tiesiogiai susijęs su svarstymu klausimu, kitas nelabai susijęs su svarstymu klausimu. Tai pirmą klausimą, kad dėl sakykime, šiuo atveju, kuris sakykim, viršesnis. Tai žinoma, galioja teisės aktų hierarchija, tai puikiai suprantama teisininkam ir žinoma, kad įstatymas yra viršesnis. Taip, tikriausiai prieštaravimų nebus. O kas dėl kitos dalies, dėl daugumos, tai yra mažumos valandos organizavimo, tai visos nuostatos yra numatytos šiai dienai galiojančiame tarybos veiklos reglamente ir remiantis tomis nuostatomis posėdžio pirmininkas meras veda posėdį. Pat tarybos narius noriu informuoti, kad vietos savivaldos įstatymo 5 skyriuje 31 punkte tarybos mažumos valanda ir darbotvarkė yra įrašyta, kad nerečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš tarybos posėdžio pabaigoje yra organizuojama tarybos mažumos valanda. Noriu tarybos narius informuoti, kad iki šios dienos nesame gavę tarybos mažumos klausimų įtraukimo į posėdžio darbotvarkę, bet kurio atveju vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu 5 skyriaus 31 punktų dėl to, kad yra praėjęs pusės metų terminas dėl tarybos mažumos punkto įtraukimo, skelbiu mažumos valandą. Svarstyti klausimą. Prašom, vedėjau. Taip, gerbiamas posėdžio pirmininkė, tarybos nariai, kiti posėdžio dalyviai. Šis klausimas parengtas ir tarybos sprendimo projektas su reglamento pakeitimais savivaldybės mero sudarytos darbo grupės posėdėje. Pakeitimai parengti ir apsvarstyti abiejose savivaldybės tarybės komitetų posėdžiuose. Komitetai pritarė pakeitimams. Šiai dienai yra gauti vyriausybės atstovų įstaigos pastebėjimai žodiniai, tai aš juos norėčiau įgarsinti, kad yra poreikis reglamentuoti atvejį, kai per pusmetį tarybos mažuma neinicijuoja ne vienos tarybos mažumos valandos, bet pagal įstatymą ji turi būti organizuota nerečiau kaip kartą, kaip tokiu atveju. Tai yra siūloma papildyti reglamento punktą 302 prim 1 naujų sakinių pabaigoje, jei likus vienam mėnesiui iki pusės metų pabaigos nėra gauta ne vieno tarybos mažumos prašymo, savivaldybės meras savo iniciatyvą organizuoja artimiausio tarybos posėdžio pabaigoje tarybos mažumos valandą dėl galimų tarybos mažumos atstovų klausimų asmenims iš šio reglamento 32 punkte nurodyto asmenų sąrašo pateikimo. Tai yra vienas toks siūlomas patikslinimas. Kitas vyriausybės atstovų įstaigos žodinis pastebėjimas dėl tarybos mažumos prašymo pateikimo termino, kuris yra numatytas 10 darbo dienų. Manom, kad ši trukmė turėtų būti sutrumpinta. Tai šis terminas 10 darbo dienų jau buvo minėta ir anksčiau, kad yra parinktas dėl tos priežasties, kad pagal viešo administravimo įstatymą yra numatytas bendras atsakymo į prašymą terminas, tai yra 20 darbo dienų ir jisai trumpinamas per pusę. Ir manome, kad
tas siūlomas nustatyti terminas yra pakankamas šiuo konkrečiu atveju. Dabar kitas trečias žodinis pastebėjimas, tai būtų dėl asmenų, kuriems turi teisę užduoti klausimus per mažumos valandą sukonkretinimo, tai yra darant nuorodą. Jinai būtų reglamento 32 prim 3 punkte, cituoju, kad tarybos mažumos prašyme turi būti nurodyti asmenys ir papildant iš šio reglamento 32 punkte nurodytų asmenų sąrašą. Ir kokie klausimai, kuriuos jiems ketinama užduoti. Tai tokia būtų pabaiga šitos nuostatos. Siūloma pritarti sprendimo projektui su pasiūlytais papildymais. Kolegos, prašau registruotis klausimams. Įsiregistravęs tarybos narys Šarūnas Birutis, Pavel Trusov. Registracija baigta. Prašom, Šarūnas Birutis. Ačiū, aš noriu pranešėjo paklausti. Reiškia, tai, ką jūs įgarsinot, naują punktą, kad meras gali paskelbti, reiškia, posėdžio pabaigoje, šiaip mažumos valandą, tai niekur nebuvo svarstyta, čia yra naujai atsiradę komitete, nebuvo svarstyta, todėl toks punktas negalėtų būti teikiamas tiesiai į posėdį, reiškia, nepritarus komitetui. Nes komitete mes nesvarstėm tokio klausimo, tai čia pradžiai kol kas tiek. Ačiū. Aš galėčiau tik atsakyti taip, kad šis klausimas, pats klausimas kaip po toks ir sprendimo projektas buvo svarstytas savivaldybės tarybos komiteto posėdžiuose, o dėl konkretaus siūlymo papildyti, tai čia yra siūlymas, o tarybos nariai turėtų apsispręsti, ar šitoje stadijoje jiems pritarti, ar kitaip pasielgti. Tai toks būtų paaiškinimas. Vyriausybės atstovo tarnyba. Vyriausybės atstovo tarnyba, jinai pateikė pastebėjimus dėl trūkumo. Tai tas trūkumas, sakykime, būtų taisomas tokiu būdu, papildant. Tiek. Prašom, Pavel Trusov. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Gerbiamas pranešėjau, prašau patikslinti visų pirma dėl terminų pateikimo. Jūs paminėjot, kad žodinis pastebėjimas vyriausybės atstovo buvo, kad numatytas 10 dienų terminas yra per ilgas, taip? Taip. Ir jūsų nuomonė vyriausybės atstovo pastabas neverta atsižvelgti? Ne tik mano, tai yra ir savivaldybės mero sudarytos darbo grupės tokia nuomonė. Tokia nuomonė yra savivaldybės tarybos komitetų, kurie svarstė šį klausimą posėdžiuose. Ir tą pačią nuomonę aš palaikau. Supratau, bet vėlgi komitete buvo išsakytos ir kitos pastabos, kad tas terminas vis tik tikrai yra per ilgas ir bendrai atsižvelgiant į pastabų gausą tiek žodinių, būtent iš vyriausybės atstovo ir kada mums būtent per patį tarybos posėdį pateikiami papildymai ir įžvalgos, aš siūlau šito klausimo nagrinėjimą grąžinti vėl į komitetus ir vėl apsvarstyti, nes taryba tikrai negalėjo ir neturėjo galimybės tinkamai susipažinti su siūlomais pakeitimais ir papildymais. Tai šiandieną siūlau tikrai atidėti balsavimą dėl šio klausimo ir grąžinti svarstyti į komitetus. Dėkoju, kolegos, prašau registruotis pasisakymams. Užsiregistravę Šarūnas Birutis. Atsiprašau, kažkaip antrą kartą paspaudžiau. Tai gerbiami tarybos nariai, gerbiami savivaldybės gyventojai, kurie girdite, aš manau, kad šitas pakeitimas yra visiškai nelogiškas. Jisai yra buldozerio stumiamas daugumos tam, kad apriboti mažumos teises. Įstatymo leidėjai niekur nenumatė tokių apribojimų ir čia įstatymas yra viršijamas gerokai, nes niekur įstatymė nenumatyta, kad iš anksto reikia pateikti klausimus. Kitas dalykas yra nelogiškas, kad jeigu 10 dienų, prieš 10 dienų jau čia norima, kad pateikti
pateikti būtų klausimai ir sutinkama atsakyti po 10 dienų. Tai jokios logikos nėra, kad uždavus klausimus tarybos posėdį, tam jau reikia pusės metų ar mėnesio ar daugiau, iki kitos mažumos. Tai čia jau logikos visiškai nėra. Aš manau, kad tai yra apribojimas labai didelis, reiškia, ir naudojantis savo daugumos balsais, jisai yra visiškai uzurpuojama mažumos teisė, tai yra uzurpuojama demokratija šioje taryboje. Reikia pripažinti, kad net per 2 mėnesius, reiškia, nesugebėta atsakyti į užduotus klausimus per praeitą mažumos valandą. Taigi šitas procesas yra nedemokratinis ir mes jam pritarti negalime. Dėkoju kolega už jūsų nuomonę. Kolegos, teikiu klausimą balsavimui su Teisės skyriaus vedėjo įgarsintais ir suformuluotais pakeitimais. Vyksta balsavimas. Už 18, susilaikė 6, nebalsavo 1. Sprendimo projektui pritarta. Trečiasis, atleiskit, už 18 susilaikiusių nėra, prieš 6 nebalsavo 1.